Mėga gynyboje Šakinis ir Leonavičius. Buvo galima atsikovoti šį kamuolį. Tiesiog laisvai grįžo į savo aikštelės pusę abu krepšininkai. Nestebėjo, kas vyksta aikštėje. Pražanga Dabkui. Ketvirtoji Dabkos pražanga. Šilinskis eina į aikštelę. Nevėžio komanda vietą Dabkaus. O Šiaulių komandoje Volkų keičia Danusevičius. Lygiai 4 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Šiauliai su kamuoliu. Komanda skiria 9 taškai. Šležas. Kadžiulis. Ir Kadžiulis praeina pro Šilinskį. 2 taškai. 10 Kadžiulio taškas. 11 taškų skirtumą turi šiauliečiai. Šilinskis. Veikalas. Sužingsnioja Benas Veikalas. Stringa varžovų gynybos gniaužtose krepšininkas. Ir Nevėžio komandos treneris Gintaras Leonavičius priverstas prašyti minutės pertraukėlės. Taigi niekaip nepavyksta Nevėžiui perlaužti rungtynių jėgos savo naudai. Šiauliečiai padidino skirtumą iki 11 taškų. Ir dar viena Šiaulių ataka. Hananas pasirodė Šiaulių komandoje trečiajame kėlinyje. Danusevičius. Apsigina Šilinskis ir atsikavoja kamuolį. Viskontas. Lieka 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Veikalas. Šakinis. Pataiko Povilas Šakinis. 3 taškai iš krašto. Pelno savo 12 tašką. Skirtumas vieni iki 8. 2:45 iki kėlinio pabaigos. Abi komandos turi po 2 pražangas. Šležas. Šį kartą prameta. Ir Hananas pamuša kamuolį savo komandos draugams. Prie vidurio linijos. Vileita su kamuoliu. Hananas. Vileita. Ir Šakinis. Nelisnai stabdo Vileitą. Pirmąjį kartą prasižengia Šakinis. Šiauliečiai pradės naują ataką. Hananas. Vileita. Kadžiulis. Šležas. Lieka laisvas Šležas ir pražanga Hananui. Prilaikėsi Viskonto kova dėl kamuolio. Šiauliai taip pat turi 3 komandinės pražangas. Šiek tiek daugiau negu 2 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos. 57-49. Pirmauja Šiauliai. Šakinis. Lisauskas. Šilinskis. Veikalas. Atakai 5 sekundės. Šakinio šūvis iš krašto. Ir Šilinskis pirmas tečia kamuolį. Baigėsi atakai skirtas laikas. Stankus. Įeina į aikštelę. Jisai keičia Beną Veikalą. Minutė ir 43 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Hananas. Prameta Hananas. Šakinis ima kamuolį. Viskontas. Prameta Viskontas ir su kamuoliu šiauliečiai. Kadžiulis. Tikslus perdavimas Šležui ir dar 2 Šležo taškai.
Jau 17 taškų pelnė Šležas. Komanda skiria 10 taškų. Prasideda paskutinė trečio kėlinio minutė. Viskontas. Šilinskis. Klysta Šilinskis. Ir Viskontas išmuša kamuolį į užribį. Keitimas Nevėžio komandoje. Vietoje Lisausko ir Šakinio aikštelė Leonavičius ir Dabkus. 51 sekundė iki trečio kėlinio pabaigos. Gintaras Kadžiulis su kamuoliu. Perima kamuolį Viskontas. Stankus. Sugeba pramesti iš pakrepšio Stankus. Metimas kairė ranka. Aiškiai reikėjo atakuoti dešinę šiame epizode. Tačiau žinome, jog Stankus yra kairė rankis. Hananas. Praranda kamuolį Hananas. Ir pražanga Šležui. Pirmoji Šležo pražanga, tai ketvirtoji komandinė Šiaulių pražanga. Vileita grįžta aikštelį, jisai keičia Kadžiulį. Taigi, iki kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį kėdainiečiai. 10 taškų skiria komandas. Šilinskis. 5 sekundės, 2, reikia mesti. Stankaus šūvis. Deja nėra ir baigėsi trečiasis kėlinys. Taigi prasideda paskutinis, ketvirtasis šių rungtynių kėlinys. Deja Nevėžis kol kas pralaimi 49-59. Sekančias rungtynes Nevėžis žais šį šeštadienį. Tai bus BBL rungtynės, o varžovas Ventspilis. Rungtynių pradžia 17 val. Sekančias LKL rungtynės kėliniečiai žais savo aikštelėje. Vasario 19 dieną, 18 val. Rungtynės su Kauno Žalgiriu. Pameta kamuolį Dabkus. Pavyksta Šležui apsiginti be pražangų. Tai startiniai ketvirto kėlinio penketai. Viskontas, Leonavičius, Šilinskis, Stankus ir Dabkus. Šiaulių penketas, Hananas, Danusevičius, Mindaugas Kuzminskas, Vileita ir Šležas. Prameta Danusevičius iš pakrepšio. Gintaras Leonavičius sugribė kamuolį. Tačiau greitai užpulti nepavyksta. Šiauliečiai gerai ginasi. Perdama Šilinskiui. Jam mesti nepatogu. Atmeta kamuolį Viskontui. Viskontas. Randa laisvą Dabkų. Deja prameta Dabkus. Dar viena pražanga Hananui. Mėgsta prilaikyti varžovą šis krepšininkas, kovodamas dėl kamuolio. Antra identiška pražanga jam šiose rungtynėse. Leonavičius. Vėl nėra. Taigi šiandien tritaškai krenta tragiškai Nevėžiui. Iš 15 buvo pataikyta tik tais 4. Dar po Šiauliai 16 pataikė 7. Su kamuoliu Vileita. Prasidėjo antroji ketvirto kėlinio minutė. Vileita prieš Šilinskį. Ir Dabkus išmuša kamuolį užribį. Šiauliečiai pradės naują ataką. Šležas. Mindaugas Kuzminskas. 2 taškai. Ketvirtasis Kuzminsko taškas. Ir komanda skiria 12 taškų. Tai didžiausia persvara šiuose rungtynėse. Šilinskis, Viskontas. Įkertas Stankus. Ir pražanga Vileitai. Pirmąjį kartą prasižengia Vileita. Stankus mes 2 baudos metimus. Šiauliečiai turi 3 komandinės pražangas. Nevėžis kol kas niekartų neprasižengė šiame kėlinyje. Taiklus Stankaus baudos metimas. Beje, Šiauliai šiandien metė tiktais 4 baudas, iš kurių 2 pataikė. Deja, antrąją baudą Stankus